kiekvienas žmogus gimsta su kažkokiu charakteriu, ne, yra melancholikas, cholerikas ir kiti. Ir kas tai yra charakteris? Taip, yra įgimti kažkokie charakterio bruožai, o visa kita, tai pagal tos įgimtus mes gyvenime turim kažkokius įpročius, ne? Nes iš to, jeigu, pavyzdžiui, aš esu cholerikas pastoviai ten šokantis ten atgal, ne, toksai nesėdintis vietoj, tai mano įpročiai, kad aš visur, visada, truputį čia, truputį ten, ne, ir susiformuoja nuo vaikystės mano įpročiai ir jie, pagal juos visi mato mano charakterį. Tai kai sako, kad charakterio nepakeisi, tai ne tai, kad pasiginčiau, bet tiesiog pasakysiu savo nuomonę, kad aš nesutinku, nes tas, kas sako, kad viskas mano charakteris nesikeičia, tai jisai yra auka, kaip ir, pavyzdžiui, horoskopo, ne, kad man horoskopas pasakė, kad šiandien bus man blogai ir aš esu auka horoskopo, nes viskas, jeigu šiandien man pasakyta, aš įsivariau tą ir reiškia šiandien bus taip, kaip pasakyta ir viskas. Aš nebegaliu būti kūrėjų ir pakeisti to, ko man pasakė. O kas kitas gali žinoti geriau, nei jūs patys apie save. Ir, pažiūrėjau, tai tikrai yra auka, kad aš esu tokio charakterio ir nieko nepakeisiu. Ir aš pasakysiu, kad tai yra silpnas žmogus, silpnos valios, nes viską gyvenime galima pakeisti. Įpročius galima pakeisti ir galima tik dėt pastangas ir norėt keisti. Pavyzdžiui, dabar irgi tokiam trumpam veidoskaitos kurse dalyvauju mokymuose ir ten irgi yra toks veidas, tai reiškia žmogus toks, ne, jo silpnybės tokios, stiprybės tokios. Ir vieni ateis ir pasakys, oi, nu tai mano ten, nežinau, kaklas yra ten plonas ir aš esu, reiškia, toks bailus žmogus, ne. Ir viskas, aš to nepakeisiu. Kodėl nepakeisi? Kodėl tu negali to, pasakykim, to savo kaklo sustiprinti? Jeigu tu žinai savo silpnybės, tai tu gali dirbti, pavyzdžiui, arba jas dar labiau susilpnint ir kur jos tiesiog liks nereikšmingos, arba sustiprinti ten, kur yra tavo stiprybės ir tu auginsi tas stiprybės ir tada tavo tos silpnybės tiesiog jos liks ten kažkur užnugarį, kur jos aplamai neformuos tavo gyvenimo ir neturės didelės įtakos. Jeigu ten iš 100% ta silpnybė liks po to kokie 5%, tai argi 5 įtakoja tos 95%? Ir lygiai tas pats su charakteriais, lygiai tas pats su numerologijom, su dar visokiam kitom technikom, nes dabar tikrai yra labai daug visokių technikų, taip, kad jūs gaunat informaciją pagal prigimtį, kas jūs, kokios jūsų silpnybės, kokios jūsų stiprybės. Ir aš pasakyčiau, kad tai yra įrankis ir priemonė tam, kad toks kaip kelrodis, kur matyt, taip, aš einu čia ar ne čia, ne. Ir, pavyzdžiui, jeigu jums, nežinau, kažkokia numerologija arba ten kitokie būdai pažinimo, jūs gaunat informaciją, kad, pavyzdžiui, jūs būsit geras oratorius, ne? Dieve, aš tai bijau šnekėti, aš gyvenime nebūsiu, ne? Bet iš vidaus jūs visada turėjot tą kažkokį. Ir jūs galit nukreipti, taip, čia yra kelrodis toksai, kad jūs galit būti oratorium vaikų darželį. Tai čia kaip auklėto, ne? Nes jūs vesit tos žmonės, mažiukų žmonės jūs vesit. Galbūt jūs užaugsit į tikrai kažkokį coacherį, kur jūs visiems pasakosit, ne, kaip užauginti save, kaip ten užauginti savo verslą ar dar kažką. Tiesiog žinodami, naudodami įrankius, kuriuos pasaulis duoda, žinokit, tikrais dideliais kiekiais, tam, kad pažint save ir nukreipti. Ir tada, pavyzdžiui, gali pasakyti, net iš mokymo, ne, kad kaip pavyzdys, moteris buvo, kad jinai antiek tokia uždara, jinai nori ten, nežinau, tokia šeimos žmogus, ne, toksai, kad man nieko nereikia, aš galiu gaminti, namus tvarkyti, ten visą tą, bet jinai, pavyzdžiui, užima direktorės pareigas, ne, taip, jinai gali, jinai eina prieš save
jinai eina iš to sociumo arba iš sociumo, nes tėvai irgi, kad jie norėjo, kad jinai ten taptų tokia, arba jinai norėjo, vat, kažkur kažkas gyvenime atsitiko, kad jinai tiesiog nuėjo į šitą sritį. Tai jinai gali būti ten gera, ne, ir visi matys, o Dieve, jinai ten tokia ir pasakys, pavyzdžiui, pagal charakterio bruožus jinai yra tokia. O čia yra įdirbti bruožai, įdirbti įpročiai, ne, o jinai iš tikrųjų yra visai kitokia. Ir jinai visai kito charakterio bruožo. Ir jūs įsivaizduojat, va tai, va, jinai žino, kokio charakterio bruožų jinai yra, kad jinai yra tiesiog paprasta, kad tokio siauresnio akiračio žmogus, o čia jinai turi tokią poziciją stiprią turėti. Kiek jinai ir iš kur turi gauti tos energijos, jėgų, tam, kad išsilaikyt va čia, kur tikrai nėra jos vieta. Ir iš kur po to lygos, iš kur po to apatijos, iš kur aš neturiu jėgų, ne, iš to, kad jinai tiesiog nėra toj vietoj. Ir va tai, va, dar kartą grįšiu prie to, kai mes pradedam pažinti save, mes suvokiam, kad ar charakteriai, ar numerologijos, ar ten, tikrai nepasakysiu tų pavadinimų labai daug, tai pavyzdžiui, kad aš esu ir kur aš galiu nukreipti. Ar aš galiu kreipti irgi savo dėmesį į savo stiprybės ar į savo silpnybės. Tai naudokitės, tikrai linkiu naudotis įrankiais, kaip ir numerologija, veidoskaita, kūno skaita, ne, nes yra tikrai pagal kūną labai daug visokių dalykų, kad irgi galima daug ką pasakyti apie žmogų. Bet ir kūnas net yra lavinamas, ne? Jeigu aš šiandien esu siaurų pečių, aš galiu taip sportuoti, kad aš praplėsiu tos pečius, ne? Ir automatiškai, va, iš tokio melancholiko patapau ten labai stiprių žmogum. Tai net kūnas pasiduoda mūsų pasikeitimams. Tai jūs įsivaizduojat, va, kaip jūs galit lavinti savo charakterį. Tai linkiu atrasti tą savę, pažinti savę ir eiti link savęs tikro ir naudotis tais įrankiais, kuriuos duoda mums pasaulis, kaip jūs galit pažinti savę. Kuo daugiau įrankių, tuo lengviau pažinti savę ir tiesiog tapkite laimingais, tapkite savimi.